Sveiki visi. Sveiki. Kovo 6 dieną mūsų gimnazijos mokinys Nikita Dorofejev tapo Kauno miesto skaituvų konkurso laureatu. Iš 19 geriausių Kauno miesto 9 ir 12 klasių mokinių atrinkti 3 ir balandžio 13 ir 14 dienomis dalyvaus šalies etape Vilniuje. Sveikiname Nikitą ir jo mokytoją Daivą Klusaitienę. Linkime jiems sėkmės šalies etape. Kovo 6 dieną 9A ir 9B klasių mokiniai dalyvavo patriotinės dainos konkurse Kauno karo muziejuje. Visą praeitą savaitę vyko išorės vertinimas. Labą dieną. Kiek mokyklų jau esate įvertinę? Labai skirtingai. Esam kai kurie labai senai tą darbą dirbame nuo 2004 metų. Kitos kolegės įsijungė kiek vėliau. Mes nesame ta nuolatinė komanda. Dirbu nuo 2008 metų. Aš pradėjau nuo 2004 metų, tai turbūt 60 virš mokyklų. O norėtume sužinoti, kokius mūsų mokyklos ypatumus galėtumėte įvardinti? Kuo mūsų mokykla skiriasi nuo kitų arba atvirkščiai nesiskiria? Ar turit pasidaryti? Turite labai daug užsieniečių, tiesiog ne vien tik tai lietuviškai kalbančių mokytojai kalba dviem kalbom ir lietuviškai ir rusiškai pamokose, tai tuom ir skiriatės labai. Ar tam, kad vertinti mokytojo darbą, būtina patiems būti mokytojais? Taip, Mes tai tokie ir esame. visi esam Ir dirbę. išorės vertintojai, va čia jūs vartojate tokį žodį auditas, taip? Komisija atvažiavo, auditas, tai žinokit, mus irgi vertina, mes esam taip pat paskirti ir turime laiką, kuomet turime atsiskaityti, turime egzaminus, galima sakyti taip. Ir per tuos atsiskaitimus turime įrodyti, kad galime mokyti kitus. O kas vertina vertintojus? Irgi komisija. Dar mūsų mokiniai labai domisi. Ko reikia tam, kad tapti išoriniu vertintoju? Pirmiausiai norėti to siekti ir aišku tam tikrų kompetencijų. Tai ir taip, kaip jūs ir sakėte, visi esame dirbę mokytojais. Dabar vis tiek esame susiję su mokyklomis, kas vadovauja mokyklai, yra ir direktorių, ir pavaduotojų ugdymui, ir švietimo skyriuose dirbančių žmonių, bet visi esame perėję tą kelią ir paragavę mokytojo duonos. Labai malonu buvo su jumis pašnekėti. Galbūt kas nors iš mūsų mokinių taps jūsų kolegomis. Bus labai malonu. Kovo 8 dieną aktų salėje vyko renginys Lietuva mano širdyje. Šiandien mes susirinkome paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 34 gimtadienį. Mano kraštas, laukai ir pušynai ir kalvos, lyg pražydę linai, ten padarė akis. Tu Vytauto didžio galybę matei, kad jojo tarp savo pulkų. Šokit, ugnis miško dvasia saugo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno. Tu ant gaublio, mažas lopinėlis, žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Mes taip pat sveikiname visus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ir perduodame žodį filialui. Sveiki, su jumis Sandra. Praėjo 10 klasių šimtadienio šventė. Valsų ritmas priminė, kad artėja atsisveikinimas su mokykla. Kovo 11 mokiniai paminėjo piešdami plakatus skirtus Lietuvai. Šiandien tiek, su jumis buvo Sandra.